Šiandieną turime pirmąją spaudos konferenciją šiais metais ir labai simboliška, nes šiandien norime pristatyti ir Lietuvos rinktinės rėmėją druskininkų Helį. Esame labai išdidūs, labai laimingi, kad yra proga bendradarbiauti su Lietuvos futbolo federacija, Lietuvos futbolo rinktinė nacionalinė. Į šį projektą žiūrime ir šią draugystę žiūrime kaip į galimybę atverti vartus į Europą, į rytų rinkas ir žengti kartu, nes vis tiek tikime, kad treneris yra puikus, nusiteikimas yra tikrai šaunus ir pergalės netruks sekti ir įsivaizduojame, kad nuo to, aišku, visi bus, kaip sakant, laimingi ir mes galėsime nešti savo irgi prekinį ženklą, kurio kokybė, aš manau, yra pasaulinio lygio į užsienio rinkas. It's very important for us, for the national team, for football in Lithuania, that we win new sponsors and that show also that the interest for football also from companies is there, and I think actually in our situation we need good people, and this product is not just a good one, this is also a vital one. Without water you don't have life, you know, and we need for our life and to survive. In this year we have the possibility definitely to show that in our home place we can do more better and to take the points, and I think also is the reason that the companies now see that we try definitely to be different what we was before, and I appreciate very well, and you are welcome, and thank you for your vital and important sponsoring what you do for us, and I hope that will be a very long partnership between us. And I like to invite you to every game, yeah, Thank you. To be here, to be with us and support the team also from the stand. Sprogimo, pergalės, ryžto, agresijos, ir, kaip sakant, labai sumanių, teisingų taktinių žingsnių, kurie padės pasiekti pergalę.